atvykę dar kartelį į šį kanalą arba sveiki užsukę pirmą kartą į šį jūsų kanalą Beata Beauty. Mano vardas yra Beata, aš tikiuosi, kad užsiprenumeruosite šį kanalą, ar ne, tas mygtukas raudonas yra kažkur čia, nežinau kurioj pusėj, ir tikiuosi, kad pasiliksite ir seksite šio kanalo veiklą. O šį kartą jums filmuoju antrąją paketo iš Lietuvos atidarimo dalį. Jums rodau, taip sakant, ką gavau didžiuliame siuntinėje, kuris svėrė 12 kg, kas buvo tame siuntinėje. Jeigu jums įdomu, jeigu nematėte dar pirmosios dalies, tai kviečiu pasižiūrėti pirmąją dalį ir taip pat pasilikti žiūrėti šios antrosios dalies. Taigi, praėjusį video baigiau rodydama pižamą, dar turiu vieną, bet čia viskas sukuista, taip sakant, tai imu pirmą daiktą, kuris pakliūna po ranka. Ir tai yra šitie džinsai, jie yra pirkti parduotuvėje Lindex. Jie yra tokio tipo kaip 80-mečio, man atrodo, dabar labai madinga. Gal šitaip nelabai matosi, tiesą sakant, aš taip spėju. Bet kai aš jau juos esu pasimatavus, jie man truputėlį per ilgi, bet šiaip tai ir šiek tiek laisvi, bet sakykime, su diržu tai nenukrenta, taip sakant. Bet ką turiu omeny, kad apsimovus juos, tai matosi, kad apačia yra, ne taip matosi gal, bet labiau matosi apsimovus, kad apačia yra platesnė. Tai man atrodo, dabar tas visa banga, kaip sakant, 80-mečio, man atrodo, grįžta, tai žodžiu. Nėra taip, kad čia nėra džinsų, bet mano mama kažkaip tai vis užmato juos kur nors, kurioje nors parduotuvėje, tai man nuperka tai kelnes, tai džinsų, tai panašiai, žodžiu. Čia esu matavusis kelnes gal vieną kartą, tik tai džinsus kažkokius nenusipirkau, nes man nepatiko, kaip atrodė. Man atrodo, kad buvo kelnes, ne džinsai. Tai truputėlį man sudėtinga gal su patinė kūno dalimi, kai jinai yra platesnė, taip sakant, o liemuo yra siauresnis ir panašiai. Bet žinoma, mano mama visą gyvenimą mane galės siūsti kelnių, tai kažkada man reikės vis dėlto jas kažkur įsigyti ir čia, bet aš žinoma labai dėkinga už šį siuntinį, už šias kelnes. Lygiai taip pat dėkinga esu ir už šitas kelnes, nesu tikra, kur jas nupirkau, galbūt irgi Maximai, man atrodo. Taip, nes čia ta pati firma 7Lemon, dydis, jeigu kam įdomu, yra XL. Jos tokios atrodo, kaip būtų tarsi treninginės kelnes, nors jos man truputėlį, sakykime, aptemptos. Jos nėra per mažos, bet jos yra aptemptos, bent jau kol kas. Jos, man atrodo, tinkamos, na, mano mama jas siuntė kaip ir su mintim žiemą būtent, kai šalta, kad galėčiau būti namuose. Bet manau, su jom galima ir sportuoti, jeigu kas nors užmato tokias kelnes. Apačia yra tokia panašiai kaip treninginių kelnių, sakykime, nors ant manęs, sakau, apsitempia kaip timpės, nors, žinoma, nėra timpės. Medžiaga nėra labai stora, bet taip pat nėra labai jau tokia labai plonytė, sakykime, nors jinai, žinoma, persimato, bet apsimovus tas kelnes tai niekas nepersimato ir yra su kišenėm, žodžiu, dar vienos kelnės iš Lietuvos. Taip pat gavau keletą savo daiktų, kuriuos, žinoma, palikau, kai persikėliau čia. Žinote, kai žmogus persikėlė į kitą šalį, ypač labai toli, tai negali dėja vežtis 20 lagaminų. Na, gal gali, bet kainuoja labai brangiai. Žodžiu, tai įmetė šią palaidinę žalę, kurią aš jau turėjau. Neturiu labai daug žalių daiktų, va čia dar viena turbūt palaidinė, nes nesu labai didelė žalios spalvos mėgėja. Bet šita palaidinė man patinka, jinai tokia labai smagi, su kelnėm ar su sijonu, tas viršus labai gražus, turi dirželį, kurį galima užsirišti už nugaros arba, na, prišti aplink liemenį, kodėlgi ne, čia jau priklauso kas kaip nori. Ir šita firma šitos palaidinės yra Macy Brown Seasons, dydis yra XL, šitai palaidinė jau mažiausiai turbūt 2 metai ir aš dėja buvau ją palikusi Lietuvoje, bet dabar jau žinoma kažkada gal ateityje jūs pamatysite mane su ją kuriame nors iš Vilniaus. Toliau gavau dovanų tokius dalykus, kuriuos irgi galima būtų turbūt įsigyti čia, bet niekad neieškojau, nes dažniausiai, na, tai kas man patinka, man netinka, nes nėra dydžių, bet galbūt kažkur ir galima rasti, vis dėlto visokių žmonių ir čia yra. Tai gavau 3 poras tokių storesnių pėdkelnių, šitos yra, na, vidutinio storumo, tai pavadinkime.
Bet vat, žiemai irgi prie kokios sijono ar suknelės, kurią netrukus jums parodysiu, visai, man atrodo, bus neblogai. Lygiai tokios pačios, na gal šiek tiek storesnės yra šitos tamsiai pilkos pėdkelnės, o šitos yra dar storesnės, nežinau kiek dienų, nes jos buvo būtent šitaip įdėtos, be pakuotės, kad mažiau užimtų vietos. Tai irgi dar vienos storos, juodos, šitos yra storesnės. Irgi tokios, man atrodo, visai, na, aš jau įsivaizduoju žiemą, žinot, prie suknelį, su tokiais batais truputėlį, ties kauliuku, man atrodo, visai neblogai atrodys. Taigi, ir suknelė, apie kurią aš galvoju, sakykime, su kuria visai neblogai atrodys tos pėdkelnės, tai yra ši suknelė. Jinai buvo pirkta irgi Lietuvoje, dar kol aš tenai gyvenau. Jinai žiemai skirta suknelė, bet kai aš ją įsigijau, kažkaip tai, na, sakykime, kaip ir visiems nutinka turbūt, pradėjo svoris šiek tiek didėti ir, na, kažkaip man jau nelabai patiko, kaip ant manęs jie atrodė, tad aš jos galbūt apsivilkau kokį vieną kartą ir daugiau nebesivilkau, tai jinai praktiškai yra nauja. Šita suknelė yra iš turgaus, ne iš parduotuvės, dabar jau gal nerasite nieko panašaus, panašaus modelio, aš turiu minėjau, jeigu jums žinoma įdomu. Tai aš Lietuvoje ne tik pirkdavau drabužius iš parduotuvės, bet ir iš turgaus, tai ką negalėdavau gauti, pavyzdžiui, parduotuviai kokiai. Tačiau viršus yra, kaip matote, visa suknelė turi tokį raštą, pilką, gal pavadinčiau taip, bet viršus skiriasi nuo pačios. Čia, sakyčiau, gal yra kaip ta velta vilna ar panašiai, nes toksai, na, nelabai smagi ta medžiaga, sakykime, tokia truputėlį, žinot, atšiaurė, kaip pavadint. Ir ties liemeniu turi tokią detalę, kuri padaro, kad liemuo atrodytų šiek tiek, na, sakykime, toksai lieknesnis gal, nors mano atveju liemuo yra ir šiaip turbūt mano planiausia kūno dalis. Viršus yra kaip golfas, sakykime, kaip megztinis, lygiai taip pat baigėsi ir rankovės. Ir iš užpakalio, nors ne visiems patinka šita žodis, bet užpakalinė dalis arba nugaros dalis yra visiškai juoda, ta pati medžiaga apačioje, kaip ir iš šitos pusės, ir viršus lygiai toks pas kaip, sakykime, viršus yra ir kita pusė, irgi iš tos pačios medžiagos, iš abiejų pusių, taip sakant. Tai man atrodo, su tom pėdkelnėm visai neblogai. Šita suknelė yra, man atrodo, ties keliais, aš šiek tiek žemiau kelių, jau dabar tiksliai neatsimenu, dabar kai čia karšta, tai nelabai man norisi ją vilktis. Bet gal žiemą, kai jau šiek tiek atvės, kodėlgi ne, nueiti gal į kokį teatrą ar vakarinėt, visai, man atrodo, neblogai bus šita suknelė, batai, pėdkelnės. Manau, kad čia užbaigsiu antrąją šio unboxing video, taip sakant, dalį, to paketo atidarimo dalį. Jeigu jums smalsu pamatyti, kągi dar gavau dovanų gavome dovanų iš Lietuvos, sekite šio kanalo veiklą ir netrukus lauksite trečiosios dalies, o dabar aš jums siunčiu daug bučkių, nepamirškite žiūrėti pirmąją dalį, jeigu dar nematėte, rūpinkite savimi ir pasimatysime trečioje dalyje.